Sveikučiai! Šiandien mano kamadė virtuvės klasika – Kiaulingtono kepsnys. Ir kodėl Kiaulingtono? Todėl, kad su kiauliena. Šiaip tikras Velingtono kepsnys yra daromas su jautienos išpjova. Aš šį kartą darau su kiaulienos išpjova, kuri yra tiesiog pigi gana mėsa ir nebaisu sugadinti. Kamadą iškepti kažką panašaus jau norėjau labai senai, bet vis neišdrįsdavau. Ir šį kartą pagalvojau, kodėlgi nepabandžius su kiaulienos išpjova. Tai nusipirkau dvi išpjovas ir jas tiesiog šiek tiek aptvarkau, tai nupjaunu ploną dalį, kuri tiesiog forma jos nelabai taisyklinga, ir storiausią dalį. Tai turi būti tiesiog pakankamai vienodo storio ta išpjova ir labai didelio gabalo nedarau, nes kepsiu mažame kamade. Jeigu turit kantrybės, tai reikėtų nupjauti tą plėvę, kiek galima, kad jos liktų mažiau. Labai idealiai ten turbūt nereikia jos nuvalyti, vis tiek kažkiek sukeps, bet jeigu paliksit daug, tai bus nemalonu valgyti. Na, o toliau pasiruošiu prieskonius. Tai kaip visada naudoju druską, taip pat pipirų 5 mišinį, granuliuotus česnakus ir šį kartą dar nutariau pridėti rūkintos paprikos ir truputį kajeno pipirų. Ir tik paskui sužinojau, kad vietoj rūkintos paprikos įdėjau aštrių paprikos miltelių. Tai jūs taip nedarykit. Toliau mėsą paprieskoniuoju tuo pasidarytų prieskonių mišiniu ir padedu šiek tiek pasimarinuoti. Ilgai marinuoti tikrai nereikia, nes mėsa pakankamai plona. Tiesiog pabarstau ir padedu kokiam pusvalandžiui. Kuriu kepsninę ir pradžiai atskirai parūkinsiu, pakepsiu mėsą, kad jinai pasiektų savo vidinę temperatūrą apie 55 laipsnius ir po to ją atvėsinsiu ir tik tada įvyniosiu į tešlą ir kepsiu. Toks būdas yra ženkliai paprastesnis ir užtikrina, kad mėsa neperkeps bekepant tešlą, nors galima daryti viską ir su žalia mėsa, tik tokiu atveju bus sunkiau pataikyti, kai tešla ir mėsa iškepa. Tai yra tokia nedidelė gudrybė, kuri padeda tiesiog pasiekti tolygesnį kepimą. Tai šiame etape mėsą tiesiog iškepu iki galo ir kadangi tai yra kiaulienos išpjova, tai užtenka kokių 55 laipsnių temperatūros, tam, kad jinai būtų viduje iškepusi ir dar nebūtų perdžiavusi. O kol mėsa pasieks galutinę savo temperatūrą, galima pasiruošti kitus ingredientus, kurie reikalingi Kiaulingtono kepsniui. O tai yra tiesiog susmulkintų grybų ir svogūnų įdaras, taip pat šoninė. Tai grybus ir svogūnus reikia tiesiog smulkiai susmulkinti. Tai galima padaryti peiliu arba, kaip aš šiuo atveju padariau, tai tiesiog juos su elektrinė pjaustyklė tiesiog susmulkinau. Na ir tai turbūt nėra geriausias variantas, šiek tiek reikėjo įdėti daugiau pastangų ir tiesiog supjaustyti. Bet bus ir taip gerai. Tai dedu tiesiog į truputį aliejaus svogūnus, juos pradedu apkepinėti ir sudedu tą grybų masę. Papildomai į mišinį dedu tiesiog druskos, šiek tiek ir pipirų, bet nereikia persistengti, kadangi iškepant tūris mažėja, vanduo išgaruoja ir pagrindinis tikslas ir yra šito kepimo tiesiog išgarinti vandenį. Tai jeigu padauginsit druskos, pavyzdžiui, ir bekepant tiesiog mažės tūris viso šito mišinio, tai koncentracija druskos bus per didelė. Bet reikia kažkiek vis tiek pasūdyti ir papipirinti truputį. Ir toliau pamažu kepu ant mažos kaitros, tam, kad išgarinti tą skystį. Reikia tik tai nepamiršti nuolat maišyti, nes gali prisvilti tiesiog apačia, jeigu nemaišysit. O per tą laiką, kol dariausi tuos grybus ir svogūnus, tai mėsa pasiekė reikiamą temperatūrą, jinai gali būti tarp 50 ir 55 laipsnių Celsijaus. O nuimtą mėsą tiesiog padedu atvėsti. Taip pat baigus kepti tuos svogūnus su grybais, irgi reikia juos padėti, kad atvėstų viskas, nes vyniosiu į šoninę, tai tokiu atveju, jeigu bus labai karšta, išsilydys riebalai. Kai viskas pravėsta, tiesiog pasidedu maistinę plėvelę, jinai turėtų būti šiek tiek platesnė ir ant jos dedu šoninę. Tai mano šoninė yra labai plona, tai aš, kadangi jos turėjau daugiau, tai dedu tiesiog ir keliais sluoksniais. Bet jeigu turit storesnę šoninę, tai tikrai nereikėtų per daug jos padauginti, nes kepant turėtų tas riebalas išsilydyti iki galo. Tai jeigu bus labai daug tos šoninės, tai tiesiog bus toks lašinys nelabai malonus. Nors kadangi ta kiaulienos išpjova yra labai liesa mėsa, tai tikrai riebalas nepatrukdys, suteiks tik tai daugiau skonio.
Toliau ant šoninės pakankamai plonų sluoksnių dedu tą grybų ir svogūnų mišinį. Tai jisai neturėtų būti labai storas, bet aišku, čia skonio reikalas. Galit ir daugiau jo pridėti. Aš dedu maždaug apie pusę centimetro storio. Ir tada dedu mėsą. Pagal mėsos gabalą matau, kad šiek tiek per daug aš tos šoninės priklojau, tai gali būti šiek tiek mažiau iš šonų. Nors iš tikrųjų tai bus ir kraštai tada apsupti tos šoninės ir nieko čia baisaus neatsitiks. Ir toliau viską tiesiog su ta plėvele susuku gražiai ir padaryti reikia taip, kad neliktų jokių oro tarpų. Ir viską gražiai suviniojus galima bus padėti į šaldiklį arba į šaldytuvą ilgesniam laikui. Tai tokį paruoštuką galima pasidaryti ir iš vakaro arba netgi ir prieš kelias dienas ir padėti į šaldiklį ir išsitraukti tada, kada reikia. Aš kepu iš karto, tai yra tą pačią dieną, tai padedu tiesiog į šaldiklį kokiai valandai. Tai per tą valandą nieks nespėja sušalti į ledą, tiesiog gerokai atvėsta viskas. Ir tai yra svarbu po to kepant. Na ir kol kepsnys guli šaldiklyje, tai pasiruošiu kepsninę kepimui aukštesniai temperatūroje. Tai pridedu gerokai anglių papildomai ir taip pat dedu sistemą su deflektorium, ant kurio dėsiu dar picos akmenį. Tai labai svarbu, kaip ir kepant pizzą, kad būtų oro tarpas. Tai jeigu jūsų deflektorius yra storesnis ir to tarpo nelieka, tai pasidėkit kažkokias veržles ar kažkokį kitą metalinį daiktą, kad būtų tiesiog tarpelis tarp dviejų tų paviršių. Na, o kol kepsninė kaista, galima galutinai jau pasiruošti kepsnį kepimui. Tai tam reikės sluoksniuotos tešlos ir tešla yra šiuo atveju svarbi. Tai nenaudokit bet kokios tešlos, turėtų būti mielinė tešla, jinai kepa daug geriau. Tik šį kartą neradau parduotuvėje tokio vientiso lapo, kur būna didelis, tai tešla buvo lapeliais. Tai aš tiesiog sujungiau du lapelius ir šiek tiek juos iškočiojau su kočėlu, kad būtų didesnis tas lapas ir užeitų ant kraštų. Toliau dedu tą mėsą kartu su šoninė ir viską gražiai suvinioju, aptepdamas dar papildomai kiaušinio tryniu, kad geriau suliptų ir viską gražiai susuku. Čia svarbu yra, kad neliktų jokių skylių ir tarpų. Geriausia, kad ta siūlė būtų apačioj susukant, tai reikėtų ją tiesiog pasižiūrėti, kad gautųsi taip, kad įvyniojant būtų apatiniai daly. Ir toliau viską tiesiog gražiai apspausti, kad nepalikti tarpelių, o tešlos perteklių galima tiesiog nupjauti su peiliu ir viską gražiai išlyginti. Tai nėra čia tikrai kažko labai sudėtingo, ypač jeigu darot savo, o ne parodai, tai gali tas kepsnys ir netaip gražiai atrodyti. Svarbu, kad būtų viskas gražiai uždaryta tešloj. O kad kepant viskas gražiai apskrustų ir apkeptų, tai geriausia būtų patepti dar tą tešlą pasidarytų kiaušinio tryniu. Tai aš imu vieną kiaušinio trynį ir pridedu šiek tiek vandens. Viską suplakus, tiesiog aptepam tą visą kepsnį, kad galėtų gerai prikepti tas viršutinis sluoksnis. O kad paskui kepant viskas nepriliptų, tai aš palieku tą kepimo popierių. Tiesiog apjaunu jį su peiliu maždaug pagal kepsnio dydį, tai galėtų būti šiek tiek didesnis tas popierius, jeigu didesniam kamadė kepant, aš tiesiog pasidarau, kad man gerai tilptų. Ir jau paskutinis štrichas, tai tiesiog dar pabarstau papildomai druskos ant šitų kepsnių viršutinės dalies. Tai galima tą daryti arba nedaryti, bet tiesiog ir vaizdas šiek tiek geresnis ir skonis dar papildomai geresnis, jeigu per daug druskos nepadauginot prieš tai. Kepant kamadę kažką iš tešlos, taip pat lygiai kaip ir orkaitėje, reikėtų pakankamai aukštos temperatūros. Tai čia yra ne pica, aišku, kuriai reikia dar aukštesnės temperatūros, bet turėtų būti apie 220-240 laipsnių. Tiesiog temperatūra jau turėtų būti nusistovėjusi, visa kepsninė pilnai įkaitusi, įskaitant ir tą akmenį, kurį įdėjot. Visas kepimas užtrunka maždaug apie 30-40 minučių priklausomai dar nuo dydžio, bet turėkit omeny, kad viduj viskas jau yra iškepę, tai tiek yra ir kiauliena iškepusi, tiek yra ir grybai iškepti, reikia tik tai, kad iškeptų tešla ir šoninė šiek tiek pakeptų. Tai aš maždaug vidury to kepimo tiesiog apkeičiu vietomis, nes viena kepa tiesiog dalis labiau, kita mažiau. Tai kad tolygiau iškeptų, reikia tiesiog perkelti arba net ir apsukti, jeigu reikia, kad būtų vienodesnis kepimas. Na ir toliau kepu pagal vaizdą. Tai kai jau tešla pakankamai iškepa, tas net ir matosi viduje jau kepsnys pradeda labiau kepti šoninę.
ir pradeda išsiskirti tos sultys, nesvarbu, kad buvo viskas sandariai uždaryta, pradeda ištekėti, reiškia jau ten viskas pakankamai gerai kepa. Ir dar, kadangi mėsa buvo atšaldyta, tai jos vidinė temperatūra tokia kaip ir buvo. Pradiniu kepimo atveju tai buvo apie 55 laipsnius, tai ir dabar jinai išliko panaši, kaip ir buvo pradžioje iškepta, apie 55 laipsnius Celsijaus viduj. Na ir ką, šiek tiek sudėtingesnis dalykas pasidaryti, bet tikrai verta. Tai vaizdas man labai patinka, nesvarbu, kad nėra ten to fancy tokio tinklelio, kurį ten padaro profesionalūs virėjai, bet iš tikrųjų tai pats vaizdas yra labai neblogas ir pati konsistencija kepsnių yra nebloga. Būtų dar geriau, jeigu būčiau tuos grybus ir svagūnus supjaustęs rankomis, bet kadangi dariau ne parodai, tai mane toks vaizdas labai tenkina ir viduje viskas yra puikiai išsikepę, išsitroškinę. Gal tik su prieskoniais šiek tiek persistengiau, kadangi sumaišiau paprikas, bet toks kepsnys tikrai vertas įdėtų pastangų. Tai ypač jeigu norit nustebinti svečius, tikrai verta pabandyti tokį pasidaryti, pasitreniravus. Na, o kaip skonis? Tai aš sakyčiau, kad reikėtų gal nedėti tų raudonų paprikų jokių, tiesiog dėti juodus pipirus ir česnakus granuliuotus su druska į būtent tą mėsos marinavimą. Bet kaip visada prieskoniai yra labai individualu, tai dėkit tokius, kurie jums patinka, bet būtinai pabandykit tokį kepsnį pasidaryti. Skanaus ir iki kito karto.